Esu praktikas iki kaulų smegenų. Manęs nedomina sudėtingos formulės. Manęs nedomina sparnuotos filosofinės frazės. Manęs nedomina filosofiniai pasisėdėjimai po 3-4 valandas prie kavos, diskutuojant apie gyvenimo prasmę, esmę ir visus kitus dalykus. Aš esu pragmatikas. Aš visą laiką ieškau ir labai tikiuosi, kad ieškosiu pačių paprasčiausių sprendimų pačioms sudėtingiausioms situacijoms. Per tuos 8 metus, kuomet aš gilinausi į asmeninį ir profesinį tobulėjimą, per tuos 8 metus, kai aš užsiminėjau saviugdą, aš praėjau kelią nuo A, B, C, D dalykų saviugdoje iki pakankamai sudėtingų formulių, pakankamai sudėtingų teorijų ir susipažinau su aibėmis metodikų, aibėmis trenerių, aibėmis lektorių, aibėmis gūrų, konsultantų, specialistų ir visų kitų žmonių. Ir tai, ką aš pamačiau, kad geriausiai veikia patys paprasčiausi dalykai. Šiandien, šio seminaro metu, per šias 3 valandas mes kalbėsim apie principinius, bazinius dalykus. Aš jums siūlau alternatyvą. 7 žingsnių sistemą, apimančią 7 bazinius modulius. 7 sritis būtinas kiekvienam. Jeigu bent vienoje iš šitų sričių yra spragos, jeigu bent viena iš šitų sričių yra praleista, jeigu bent į vieną iš šių sričių jūs nekreipiate dėmesio, aš jums garantuoju. Pereisite tuo pačiu keliu, kuriuo perėjau aš. Padarysite tas pačias klaidas, kurias padariau aš. Deja, taip yra. Ir deja, asmeninėme tobulėjime, saviugdoje, lygiai taip pat, kaip ir bet kokiame kitame moksle, reikia pradėti nuo pradžių, nuo abėcėlės. Prieš gilinantis toliau, klausimas jums. Kas yra saviugda? Mokausi ir pritaikau. Gerai. Kas dar? Saviugda lygų disciplina. Gerai. Kokios dar mintis? Kuo būsit aktyvesni, kuo daugiau klausinėsit, kuo daugiau diskutuosit, tuo daugiau išsinešit. Todėl kolegos, kolegės, brangieji, brangiosios, sakykit savo nuomonę. Klausimų kėlimas ir atsakymų ieškojimas. Gerai. Ten buvo. Nuolatinis siekis tobulėti. Gerai. Kokios dar nuomonės? Charakterio bruožų tobulinimas. Gerai, ačiū. Ką jūs, kolega, manote? Aš manau, Savęs pažinimas. Pirmuose eilė arčiausiai sėdintys žmonės. Jūsų nuomonė. Valios ugdymas. Gerai. Matot, daug skirtingų žmonių, daug skirtingų nuomonių. Ir pastebėjau vieną labai įdomų dalyką. Tai, kaip jūs apibrėžiat šitą procesą, vadinamą saviugdą arba asmeniniu tobulėjimu, paprastai tokius rezultatus jūs tame procese ir gausite. To jūs ir ieškosite. Kiekvienas iš mūsų gimstame tam tikroje aplinkoje. Toje aplinkoje susiformuoja tam tikri mūsų įpročiai. Labai priklauso nuo šeimos, labai priklauso nuo gyvenamos vietos, labai priklauso nuo draugų, bičiulių, pažįstamų, nuo kultūrų, nuo tradicijų. Ir būdami čia mes gauname tam tikrą įpročių paketą. Labai skirtingai. Bėgant laikui, vieni laimingo atsitiktinumo dėka, kiti savo valios pastangų dėka, treti ieškodami papuola į naują aplinką. Į naują, nepažįstamą arba mažai pažįstamą aplinką su naujomis galimybėmis. Ir tokio persikėlimo metu tenka stebėti labai įdomų dalyką. Žmonės perėję iš vienos aplinkos į kitą, tikisi, kad toje aplinkoje ir toliau galios tos pačios taisyklės, kad toje aplinkoje jie ir toliau galės, turėdami tuos pačius įpročius, būti sėkmingi, laimingi ir savimi patenkinti. Futbolo žaidėjas staiga pereina į krepšinį ir tikisi, kad žaisdamas pagal futbolo taisyklės, jis ten gerai jausis,
Jis ten bus čempionų, nugalėtojų ir stebins visus aplinkinius. Nieko panašaus. Reikalingi nauji įpročiai. Ir lygiai taip pat su tais bankrutavusiais milijonieriais, multimilijonieriais ir milijardieriais. Juos gelbsti vienintelis dalykas – jų turimi įpročiai, kurių negalima prarasti, kurių negalima pamesti, kurių negali atimti antstoliai, tvarkantis jūsų bankroto klausimus. Jų negalima išvilioti, jų negalima parduoti. Jie tiesiog yra. Ir jeigu norite saviugdoje turėti išties apčiuopiamus rezultatus ir jeigu norite išties didžiulių permainų, į saviugdą turite žiūrėti kaip į naujų jums reikiamų įpročių formavimą. Ir tada viskas pasidaro labai paprasta. Da Vinci sistema ir pirmas jos elementas – vertybės. Klausimas jums, brangiai ir brangiosios, kas galėtų pakėlęs ranką sąžiningai pasakyti. Žinau savo vertybės ir jų laikausi. Mokykloje nekalbėjau. Jeigu ir kalbėjau, tai tokių moralizuojančių principų. Tavo vertybės blogos, tavo vertybės netokios, kokios turėtų būti. Apie tai nekalbėjau universitete. Apie tai aš nesu girdėjęs, kalbant mokymuose, seminaruose, kurie vyksta pas mus. Jeigu ir kalbama, tai labai prabėgomis. Niekas neduoda konkrečių praktinių įrankių, kaip jas išsiaiškinti ir niekas nepaaiškina, ant kiek jos yra svarbios. O jos yra gyvybiškai svarbios. Ir jeigu neįsiaiškiname, kokios yra mūsų asmeninės vertybės, kurios yra pas kiekvieną iš mūsų, tolimesnis judėjimas į priekį, tolimesnis tobulėjimas, vietoje to, kad duos daug naudos, didelė tikimybė, kad gali duoti daug žalos. Per kokias 4-5 minutės visiškai laisvą formą aprašyti tai, ką jūs čia matote. Rašykite tai, kas yra šitie žmonės, ką jie daro, kodėl jie tai daro ir taip toliau ir panašiai. Reikalingi 4-5 sakinukai. Klausimas. Visi matėte tą pačią nuotrauką. Gal truputėlį kitais kampais ir aš tikrai tikiu, kad žiūrint iš šito kampo situacija atrodė kiek kitokia negu žiūrint iš ano. Bet visgi, kodėl pas jūs skirtingi matymai to, kas čia yra? Patirtys skirtingos. Kas dar? Įgūdžiai kiti. Kiekvienas žiūri į savo... Esminis bruožas - vyras ir moteris. Ja, turi tam tikrą įtaką. Amžius. Patirtis. Kiekvienas žmogus pasaulį mato savai. Jis yra pasaulis toks yra, o žmogui... Tuo mes ką tik įsitikinom, kad pasaulio matymas yra stipriai kitoks. Tai žinokite, su vertybėmis yra lygiai tas pats. Yra realus pasaulis. Esame mes, berniukai arba mergaitės. Ir mes tą realų pasaulį, toks koks jis yra, matome per tam tikrą asmeninę vertybinę prizmę. Vieniems žmonėms neseniai nukautas garsus veikėjas Osama bin Ladenas ir tas faktas kėlė džiaugsmą. Sako, o, labai gerai. Kiti žmonės tai išgirdę sako, o, labai blogai. Vieniems beglobis šuniukas, bėgantis šaligatvio, gali sukelti gailestį, kitas dar gali jį ir koją paspirti, kad greičiau bėgtų ir pasiektų savo tikslą. Viskas priklauso nuo mūsų vertybių. Ir jeigu mes tų vertybių aiškiai nežinome, jeigu mes jų neįsivardiname, kenčiame visų pirma patys. Nes vertybės yra ne kas kita, kaip mūsų vidiniai įsitikinimai. Ir vidiniai principai, kurie įtakoja visus, pabrėžiu visus, bent kiek svarbesnius mūsų gyvenimo sprendimus. Būtent dėl tų vidinių principų ir dėl tų vidinių nuostatų mes renkamės arba vieną, arba kitą. Būtent dėl jų mes einame arba vienu keliu, arba kitu keliu. Ir būtent dėl jų mes labai dažnai kenčiame. Nes nežinodami tų vidinių nuostatų, pačių tvirčiausių vidinių nuostatų, mes dažnai išsikeliam tikslus, didelius, ambicingus ir logiškai mąstant labai teisingus,
kurie prieštarauja mūsų vertybėms. Ir pradėdami siekti tų tikslų, mes pradedame judėti į priekį tarsi su įkabintų inkaru. Einame ir patys nesuprantame, kodėl jaučiame nuolatinį nerimą, kodėl jaučiame įtampą, kodėl atsiranda stresas, kurio atrodo neturėtų būti. Kodėl tas pasiektas tikslas vietoje to, kad sukeltų fiasko ir euforiją, nesukelia nieko. Apart minčių, kad tiek metų dirbu, tiek metų stengiausi, o rezultatas visiškai nedžiugina. Kam yra buvusi tokia situacija? Kai iš tikrųjų daug pastangų, daug laiko, daug energijos. Kaip? Teko. Vos kelios rankos. O kas nenorit prisipažinti? Visi likę. Žmonės, nežinodami, kas yra vertybės, jie natūraliai bando keisti vienas kitą perlauždami. Aiškindami, kad nuo šiandien taip ir taip elgtis nebereikia, o reikia elgtis taip ir taip. Ir labai nuoširdžiai tiki, kad tas pasakymas staiga jums viską ir pakeis. Ir kad antroji pusė staiga jums ir pradės elgtis taip, kaip yra norima. Nesąmonė. Taip niekada nevyksta. Ir tie laužymai prasideda vis intensyviau ir intensyviau. Konfliktai aštresni ir aštresni. Kol galų gale natūraliai viskas baigėsi arba skyrybomis, arba šaltuoju karu visam likusiam gyvenimui. O tuo metu, jeigu mes sugebėtume pažvelgti savo vertybės, mes sugebėtume pamatyti kito žmogaus vertybės. Ir viskas pasidarytų paprasta. Ir tuo atveju, kai žmonės iš tikrųjų sugeba atrasti savo vertybės ir sugeba jų laikytis, jie ir įgauna, kaip sakė kolega, tą bedarbystę iš malonumo. O kalbant paprasčiau, tik tada tie žmonės atranda prasmingą veiklą, tik tada tie žmonės pradeda kalbėti apie gyvenimo prasmę. Ir tik tada jie pradeda džiaugtis tuo, ką daro. Nes atsiranda sinergija tarp vidinio mano pasaulio ir tarp to, ką aš darau. Ir tada nebelieka tokių dalykų, kaip per vieną iš seminarų, per pertrauką prie manęs priėjo moteris su ašaromis. Po to, kai mes pakalbėjome apie vertybės ir sako, aš įmonėje dirbu 10 metų. Ir aš visą savo esybę jaučiu, kad tie įmonės principai, tos įmonės tradicijos, jos visiškai nesutampa su tuo, kaip aš noriu gyventi, ką aš noriu daryti ir kaip aš matau pasaulį. Ir esu priversta daryti tai, tai ir tai. Ir 10 metų žmogus kankinasi. Ar reikalingas toks kryžius? Manau, kad ne. Nebent šventai tikime, kad kenčiantiems dangus ir kuo daugiau čia kentėsi, tuo ten geresnį žemės sklypą gausi. Tada prašau. Visais kitais atvejais nerekomenduoju. Tam, kad apčiuoptume, kas yra pas mūsų viduje, kokios yra tos mūsų vertybės. O jų kiekvienas turi maždaug 20, iš kurių 5 yra svarbiausios ir tas 5 būtina įsivardinti ir pagal jas gyventi. Yra antroji praktinė užduotis jums namie. Tai užduočiai reikės valandos, o kai kam iš jūsų galbūt ir 2 ir 3. Valandos sąžiningų atsakymų, sąžiningos analizės ir sąžiningų apmąstymų. Ir tai bus pirmieji žingsniai. Ir tai bus pati pradžia tiems, kurie nėra aiškiai įsivardinę. Kokie yra jų vidiniai įsitikinimai, kokios yra jų vidinės nuostatos. Netgi žinodami mes dar ir dar kartą nužengsime kažkur į šalį. Netgi žinodami mes dar ir dar kartą paminsime savo vertybės, nes bus tokių situacijų. Bet tuo metu, kai mes žinome, bus vis dažnesnės situacijos, kuomet mes sugebėsime laikytis savo vertybių ir savo principų. Ir tada pamatysite tą tikrą gyvenimo esmę, tą tikrą gyvenimo gylį ir tą tikrą gyvenimo prasmę nuo pasitenkinimo tuo, kas vyksta aplinkui. Tada nereikės 10 metų dirbti tam, kad būtų įgyvendintas didelis tikslas, didžiulis ambicingas tikslas ir po to suprasti, kad iš to nieko gero, kad tie 10 metų nuėjo per nieką. Tada kiekvienas mažas žingsnis, būtent kiekvienas žingsnis link to tikslo kels jums malonumą ir kels pasitenkinimą tuo, ką jūs darote. Todėl turit galimybę rinktis ir turit galimybę spręsti, ar verta gilintis į vertybės, ar ne.